Sveiki! Po švenčių šurmulio ir fejerverkų triukšmo vėl grįžtame į kasdienybę, į mokyklas. Galbūt dar nespėjome apmastyti, kokie buvo praėjusiai metai, bet kai kurių konkursų rezultatai ir nominacijos mus grąžina atgal. Šiandien laidoje. Kaip dėl Lietuvos prezidentų žinovo vardo varžėsi mokiniai? Kokie buvo praėjusiai metai Kauno miesto mokykloms, klausėme švietimo ir ugdymo skyriaus vedėjo Antano Bagdono. Kalėdinės pasakos autorių įvertinimas ir kas tapo geriausių praėjusių metų švietėjų. Istorinės viktorinos yra tarsi istorijos pamokos. Prieš naujosius metus kelios Kauno miesto moksleivių komandos susirungė dėl geriausio prezidento asmenybių ir institucijos istorijos žinovo vardo. Edukacinė viktorina moksleiviams sukėlė ne tik azartišką kovą, bet ir išryškino kai kurias istorinių žinių spragas. Istorinė Lietuvos Respublikos prezidentūros Kaune surengta edukacinė viktorina, skirta 145-osioms prezidento Kazio Griniaus gimimo metinėms paminėti, papuošė pikantiškas faktas. Tarp dalyvių buvusio prezidento brolio provaikaitis Giedrius Grinius. Tiesa, šio fakto Kauno Antano Smetonos gimnazijos 11-okas nesureikšmina, nors istorijai ir nėra abejingas. Šiek tiek esu domėjęsis ir skaitęs keletą knygų vienetinių, keletas jo tokių citatų ir minčių man yra labai strigusios. Tai pavyzdžiui, būtų jo vienas iš paskutinių norių, kad jo palaikai būtų perkelti, jei bus įmanoma nepriklausoma Lietuva, kas iš ką atgaus nepriklausomybę ir buvo įgyvendinta. Tik istorijos dėka mes esam čia ir tų visų sprendimų priimtų anksčiau galim didžiuotis, kad esam nepriklausomi. Į buvusią prezidentų rezidenciją susirinko 7 Kauno miesto mokyklų komandos. Mokiniai prisipažino, kad šiam renginiui reikėjo iš anksto gerokai pasiruošti, nes mokyklos istorijos programos nepakako. Prieš tai mes neturėjom kažkokių labai gilių žinių, tačiau būtent šitai viktorinai teko ruoštis kažkaip giliai, įsigilinti tikrai į pačią istoriją, prezidentų veiklą, į tai, ką jie darė, kaip būtent jie tapo prezidentais. Reikėjo daugiau žinių sukaupti. Vis tiek norime pasirodyti gerai, norime užimti aukštą vietą ir truputėlį pasiskaitėme papildomai. Tu vis tiek gilinėsi labiau, akcentuojasi į tam tikrą žmogų ir sužinai daugiau nei per istorijos pamokas, nes dažniausiai tiesiog būna toks greitas prabėgimas, kad suspėti viską. Tai čia pasigilinimas tiesiog ir įdomu. Savo namų darbuose moksleiviai pristatė Lietuvos Respublikos prezidentų biografijas ir veiklą įvairiais aspektais. Kauno Maironio universitetinė gimnazija sugrąžino viktorinos dalyvius į 1920–26 metų laikotarpio Seimo posėdžius. VDU Rasos gimnazijos ir Veršvų vidurinės mokyklos komandos Smetonos autoritarinio valdymo bruožus bei permainas valstybės valdyme pristatė savaip interpretuotose vaizdo kadruose. Antano Smetonos gimnazijos iš Švento Kazimiero mokyklos komandos paruošė lankstinukus, plakatus. O Kauno Žiburio mokyklos komanda išsamei apžvelgė Kazio Griniaus iki prezidentinę veiklą. Mano pranešimo esmė yra ta, kad aš norėjau parodyti tai, jog prezidentu būtent yra ne gimstama, bet tampama. Teko įsigilinti į tai, kas jis sudomino būtent tą prezidentu ir jo būtent kelią iki prezidento rinkimų. Iki to, kai jisai buvo išrinktas. Kadangi aš kalbu apie Grinių, tai jisai labai didelę, jam įtaką didelę darė Aušra, tai, kad jisai skaitė, jisai tuo domėjosi, jisai po to pats prisidėjo prie varpininkų. Ir būtent tas jo veikla jį ir paskatino tapti prezidentu. Pranešimo esmė yra apie mums iki šiol svarbią vertybę, tai yra demokratija, ir apie jos vieną iš iniciatorių Lietuvoje, patį pirmą prezidentą, kuris bandė įvesti demokratiją, Kazį Grinių. Kadangi visi jau pasiruošę, eikime pas prezidentą. Prezidentą prižadino. Tai buvo pirmas iš prezidentų, kuris bandė tai padaryti, aišku, buvo nelabai pavykęs, nes ir mes tai bandysim inscenizuoti šiek tiek 26 metų perversmą ir apibendrinti visą ir pasakyti keletą tezių apie Kazį Grinių iš amžininkų prisiminimų. O iš tiesų jisai tą demokratiją suprato turbūt kitaip negu mes dabar? Na, jis demokratiją suprato taip, kaip mes dabar suprantam, tačiau ta demokratija tokia jaunai valstybė dar buvo per anksti. Mūsų pranešimas yra filmukas dokumentinis. Mes vykome į Užulėnų kaimą, Antano Smetonos tėviškę. Ir joje, ta prasme, filmavome vaizdus kelis, taip pat rėmėmės daug literatūros. Šiaip rašytiniais šaltiniais iš interneto, kur yra atsiminimai rašomi, tai aš manyčiau, turėtų būti pakankamai įdomu žiūrėti. Pristatę namų darbus moksleiviai pasitikrino keliuose turnyruose. Bet jei gudručio turnyre visos komandos pasirodė tikri gudručiai, tai tikrinant ne vadovėlinės moksleivių žinias, komandų pasirengimas labai skyrėsi. Bet galbūt tuo viktorinos ir patrauklios?
Ir manau, kad tai yra tikrai daug įdomiau, kadangi tenka labai įsigilinti į visą tai, išmokti viską. Ir vis tiek kažkas po to išlieka. Išlieka pačioje išmintyje, prisiminimuose ir vis tiek po to, kai dairausi, aš jau žinau, kas vyko, kas kaip buvo. Ir tai tikrai skatina daug geriau negu pamokos. Tai yra įdomu, originalu ir iš tikrųjų naujoviška, kažkas naujo. Tai, kad Kaune prezidentūroje ir ta aplinka visą truputį palaiko ir įkvepia? Na, iš tikrųjų taip, kadangi pats būčiau iš tikrųjų Kauno patriotas ir nesiruošiu šito miesto niekur trauktis. Didžiausia pirmosios Lietuvos Respublikos prezidentų istorijos žinovė tapo Vytauto Didžiojo universiteto Rasos gimnazijos komanda. Antroji vieta teko Kauno Maironio universitetiniai gimnazijai, trečioji Kauno Švento Kazimiero vidurinės mokyklos komandai. Viktorinos organizatoriai džiaugiasi moksleivių kūrybiškumu, aktyvumu, loginiu mąstymu ir tikisi, kad pirmosios Lietuvos Respublikos prezidentai jiems tapo ne tik girdėti, bet ir pažįstami. Turbūt visai simboliška, kad į naujųjų metų studiją pasikvietėme Kauno miesto savivaldybės švietimo ir ugdymo skyriaus vedėją Antaną Bagdoną pakalbėti apie praėjusius metus. Sveiki, vedėjau. Labą dieną. Su kokiamis nuotaikomis Kauno švietimo įstaigos pasitiko šiuos naujuosius metus? Ir ar tos nuotaikos atspindi dabartinę Lietuvos būseną? Na, reikia pasidžiaugti, kad mokytojų nuotaika visada yra gera, kadangi iš tikrųjų pedagoginis darbas tai yra kūrybinis darbas ir čia kažkokių tai blogų nuotaikų ar ambicijų nelabai gali ir būti. Bet jeigu taip rimtai pasakius, tai iš tikrųjų darbinės nuotaikos laukia sunkus pradėti darbai, kuriuos reikia pabaigti. Tai sakysime ir tinklo pertvarkos procesas, kuriame drįsiu pasakyti, aktyviai mokytojai dalyvauja turėdami pasiūlymų, sakysim, kiti dokumentai, kaip mokytojų atestacijos klausimai, mokytojų kvalifikacijos klausimai, galiausiai naujų programų įgyvendinimas, tai visa tai susijęs su tiesioginiu mokytojų darbu. Ir taip jau pas mus yra, kad naujieji metai pas mus, na, realiai rugsėjo 1, bet o kalendoriniai metai, todėl ir tas tęstinumas yra. Iš tiesų, tai taip. Sakykit, vedėjau, ar jūsų vadovaujamam švietimo ir ugdymo skyriui praėjusiais metais teko daug iššūkių, o jeigu nepatinka tas žodis, galima sakyti, daug klausimų spręsti? Na, gal tikrai tegul lai patinka iššūkiai, nes tai yra reiškiniai, kuriuos mes turime įveikti, arba mes tiesiog, mes negalim jų neįveikti, tų reiškinių. Sakysim, vienas iš tokių labai rimtų iššūkių, su kuriuo susidūrėme ir kuriais reikėjo įveikti, nesakau, kad mums labai pasisekė, tai yra mokinių mažėjimas, mokytojų aprūpinimas darbu, taip tikrai galima pasakyti aprūpinimas darbu, na ir tvarkingas moksleivių klasių komplektavimas, nes atitinkamai nuo to, kai pasiseka sukomplektuoti klasėje mokinius, priklausomai nuo to yra finansavimas, priklausomai nuo to ir mokytojų atlyginimas. Ir taigi, kad gaunasi kartais taip, kad vienas dirba su 30 vaikų ir tą patį atlyginimą, tarkime, uždirba, o kitas su 15 vaikų, tai čia savotiška socialinė nelygybė, tam tikros investicijos, indėlis žmogaus, bet dėja ne visur galima vienodai sukomplektuoti. Tai vienas iš tokių iššūkių. Antras vis dėlto iššūkis tai yra naujų valstybinių dokumentų priėmimas, tai yra švietimo įstatymų priėmimas ir vyriausybės nutarimo, ir dėl mokytojų darbinimo programos parengimas, na ir visa eilė dokumentų, kuriuos reikia išstudijuoti ir kuriuos reikia ne tik žinoti, bet reikia ir įgyvendinti. O norint įgyvendinti, pirmiausia, reikia ir sakysime, ir bendradarbiavimo didelio, reikia ir tiek politikų pritarimo, ir be abejo pačios pedagoginės bendruomenės, kuri kartais drįsiu pasakyti, taip atrodo, kad bendruomenė tai lyg įstatymai negalioja, jeigu kažko bendruomenė nepriėmė. Kiekvienas mes esame žmogus kažkurios bendruomenės narys ir tie visi įstatymai mums galioja. Sakykite, kokia skyriaus veiklos kryptimi ar sritimi jūs labiausiai didžiuojatės? Gal yra ta, kuri yra jūsų arkliukas? Na,
Daug labai. Švietimo ir ugdymo skyrius tikrai koordinuoja labai daug įvairių sričių. Pirmiausia, tai yra patys vadybiniai procesai. Mūsų pagrindinė pareiga užtikrinti ugdymo procesą, ugdymo įstaigų tvarkingą funkcionavimą, valstybės ir savivaldybės dokumentų įgyvendinimą, savivaldybės dokumentų švietimo srityje parengimą. Na ir aš vis dėlto norėčiau pasidžiaugti ir, sakysime, vadybinės kompetencijos mūsų kai kurių vadovų tokių ryščių audimų, sakysime, mokyklų pasiekimais, sakysime, ugdymo srityje, sporto srityje, įvairių kultūrinių renginių srityje. Na, negalime nepasidžiaugti, ne mūsų čia kuravimo sritis yra kitas skyrius, tačiau vis tiek labai reikia pasakyti, labai stipriai pagerėjo mokomosios aplinkos, labai savivaldybė daug milijonų, taip pasakykime, milijoninės lėšas investavo į mokyklos aplinkos gerinimą, tai be abejo sudaro palankias sąlygas, bet aš tikrai atsakingai galiu pasakyti, kad tai, ką investavo savivaldybė, tikrai atsipirks, nes vaikai tikrai sukurs gerose sąlygose didesnę pridedamąją vertę, nei kad mokytųsi, sakysime, ten prastose ar ten, sakysime, neprūpintose mokymo priemonėmis klasėse. Ir vis tik tai, jeigu labai trumpai jūsų paklaustų, aš paklausčiau, kokie buvo 2011 metai žmogiškai, ne čia, ne studijų, kaip jūs pasakytumėt? Na, tiek vieni, tiek mokslo metai, tiek kalendoriniai metai švietimo sistemoje yra nepaprastai sunkus, todėl kad, užsitęsė ta mūsų švietimo reforma, sakysime, ir kas link tinklo pertvarkos Kauno mieste, tikrai norėtųsi šitą greičiau padaryti, bet aš galvoju, kad 12 metais mes tikrai kas pradėta, toliau tęsime, dokumentai realiai parengti ir sausio pradžioje bus pateikti miesto tarybai tvirtinti. O problemos yra visada, pirmiausia, tai tiek mokytojų darbinimo klausimai, tiek, sakysime, kai kuriuose švietimo įstaigose ir ugdymo proceso kokybės derinimo klausimai ir visa kita. Iki mokyklinio ugdymo klausimai yra pakankamai sudėtingi kai kuriuose mikrorajonuose, tarkim Šilainiuose, nes jaunos šeimos norinčios dirbti, tiesiog nėra realių galimybių žmonėms padėti, sakysim, padėti tai, kad vaikas lankytų darželį. Tiesiog yra tam tikros sąlygos ir svarbiausia, kad sprendimo galimybių nelabai yra, todėl kad lėšų labai daug reikalauja pertvarkymas patalpų, o antras dalykas, ne visose mikrorajonuose tos patalpos yra. Problemų daug ir jas be abejo spręsim ir kalbėsim apie tai. Be abejo sprendžiamas, savivaldybės visą laiką sprendžia, bet ne taip greitai įmanoma spręsti, kaip gal gyventojai kartais ir norėtų. Na, norėtumėm šiandien gerai gyventi, o ne po 10 ar 20 metų. Sakykit, vedėjau, vis tik kalbant ir apie tos pasiekimus, kuo galima pasidžiaugti, mokinių pasiekimais, kokiais labiausiai džiaugiatės ir ar pajutote jų savivaldos suaktyvėjimą, kai miestas pradėjo daugiau kreipti dėmesio mokiniams, jų savivaldai? Taip, iš tikrųjų, reikia pasidžiaugti šio klausimu, mokinių pilietinės iniciatyvos yra tikrai ryškios. Anksčiau jos irgi buvo, bet ypatingai šiuo metu normalu, tai visuomenė vystosi, demokratija, o šiais metais, kaip nei kiekvienais kitais metais, tai mūsų meras miesto pakvietė mūsų vaikus, nugalėtojus, tarptautinių Respublikos olimpiado konkursų į priėmimo miesto rotušę. Niekada tiek nugalėtojų Kaune nebuvo. 2 dienas net? 2 dienas po 150. Tai iš tikrųjų turime didžiuotis ir tie pasiekimai yra tikrai svarūs. Tai Respublikoje 1., 2., 3. vieta ar pasaulyje 1. vieta ar tarptautinių konkursų ne vieno, o 3 nugalėtai, nes jeigu vieną imsime, tai 500 būtų. O gal mes per mažai apie tai kalbam? Mes visi? Na, žinot, sakysime, tai, kas pasiseka, tai, ką padarai, tarsi ir lengva, ir lengviau pasimiršta nei nesėkmės, kurios kartais skaudžios ir kurių kartais ne visada pasimokome. Norėtųsi dar paklausti apie pedagogus. Nelengvi tie metai buvo ir jiems. Ar, sakykite, kažkaip tai jūs kaip vedėjas, kaip toks, liktai jie matytų kažkokį tai, galbūt žodžio laukia kitą kartą iš jūsų. Ar, sakykite, jūs kažkaip palaikot jų viltis? Ar jūs vis tik tai linkęs nerealių pažadų neduoti? Na, žinot, jeigu vedėjas pedagogo nuvils ar nuvilčių, sakysime, nesuteiks, tai kas tada tai gali padaryti. Iš tikrųjų,
vilčių gali būti įvairių. Ir nepasakyti svajonių, tai labai gražu. Ir kas nesvajoja, tai turbūt svajonės yra kūrybos varomoji jėga. Bet yra realios galimybės tiek, sakysime, tiek mokyklų pertvarkoje, sakysime, tiek atlyginimų srityje, tiek, sakysime, mokytojų įsivertinime, tiek mokytojų, tiek mokyklos. Ir normalu, kad, sakysime, visada pasiseka tiems, kas dirba sistemingai, kas turi savo veiklos perspektyvą ir tie, kas geba, drįsiu pasakyti, nuolat mokytis, bendrauti ir bendradarbiauti. Tėvai yra reiklus, mokiniai reiklus, dar reiklesni yra tėvai ir mokytojų darbas tikrai yra labai šio klausimu sunkus, todėl kad reikia atskirų gebėjimų bendrauti, ne tik tai medžiagą pateikti įdomiai, suprantamai, bet dar atitinkamai ir bendradarbiauti, paaiškinti kartais ir vaiko nesėkmes, bet tai reikia padaryti mandagiai. Reikia mokytis. Tikėkime ar ne, bet rytų horoskopai šiuos drakono metus prognozuoja kaip maksimalių pergalių arba skaudžių pralaimėjimų metą. Jūs, vedėjau, kokį skrydį prognozuotumėt miesto švietimo įstaigoms šiais metais? Na, žinot, nepralaimi tol, kol nepasiduodi. Tai aš noriu pasakyti, kad švietimo sistema yra tikrai stipri ir įgali įveikti tuos visus iššūkius, apie kuriuos mes kalbėjome. Ir nebejoju, kad, sakysime, tiek miesto taryba, tiek savivaldybės administracija prisidės viskuo, kad švietimo reforma būtų spartesnė ir ypatingai mokyklų tinklo pertvarkos klausimuose, iki mokyklinio ugdymo vietų didinime, ir galiausiai tų pačių mokytojų gerbėjo klausimus sprendžiant. Ir pabaigai, ko palinkėtumėt visiems žiūrovams ir mokyklos langui? Na, žinoma, gerų darbų, kūrybingų metų, pergalių, o nepralaimėjimo ir be abejo jums palinkėčiau populiarinti, skleisti tą mokyklų gerąją patirtį, nes mokymasis vienas iš kito tai yra, na taip, gal iššaukiančiai pasakysim, besimokančio to mūsų darnaus miesto esmė. Tai gerai. Labai smagu, kad artėjame prie tos esmės ir prasmės. Taip. Šį kartą mūsų studijoje svečiavosi Kauno miesto savivaldybės švietimo ir ugdymo skyriaus vedėjas Antanas Bagdonas. Ačiū Jums. Ačiū Jums labai. Aš mokykloje. Tu mokykloje. Jis mokykloje. Ji mokykloje. Mes mokykloje. Jūs mokykloje. Jie mokykloje. Jos mokykloje. Kai kuriuose Lietuvos miestuose kalėdų papuošimai ir parėdytos eglės paliekamos iki vasario mėnesio. Švietimo įstaigose paprastai akį džiuginančios puošmenos dingsta iki sausio vidurio. Bet dar galime spėti pasidžiaugti šventinių mokyklų interjerų, įvertintų tradicinėme konkurse. Nors žiema šiemet šykšti baltos sniego pasakos ir skruostus kutenančio šaltuko, bet kalėdiniuose mokyklų interjeruose to nesijaučia. Kauno miesto savivaldybėje buvo apdovanoti tradicinio bendrojo lavinimo įstaigų interjero puošimo, kalėdinių kompozicijų Sveika gyva kalėdų viešnia ir mokinių vaizdo instaliacijų konkurso Kalėdinis atvirukas sveikinimas miestui ir miestiečiams nugalėtojai. Jeigu prieš 46 metus mes pradėjome kalėdinių kompozicijų parodą Kauno mieste, tai šiandien jau kalbame ne tik apie ją, bet ir apie mokyklų interjero puošimo konkursą ir apie vaizdo instaliacijų, tai yra vaizdo klipukus, kuriuos kuria moksleiviai, tema Kalėdinis atvirukas sveikinimas miestui ir miestiečiams konkursą. Buvo duotos temos ir mokiniai ir mokytojai kūrė kompozicijas ir į tas duotas temas. Tikrai labai dirbame, ieškome naujovių ir mokiniai labai stengiasi ir tėvai visa bendruomenė labai džiaugiasi. Mes tiesiog negalime kitaip dirbti. Šis konkursas prieš daugelį metų ir kilo kaip su ekologiniais tikslais – išsaugoti medį, išsaugoti eglutę. Dalyvių kasmet tikrai daugėja mokyklų, daugėja dalyvių skaičių ir daugėja be abejonės originalių darbų, kuo išties labai džiaugiamės. Dovanos ir diplomai mokyklų interjero puošybos srityje įteikti 27 konkurso laureatams. Kalėdinių kompozicijų konkurse įvertintos net 64 kompozicijos. O antrus metus vykstančiose vaizdo instaliacijų varžytuvėse aukščiausiais balais įvertinta 11 darbų.
Man mama pasakė, kad galima padaryti skėtį ir mes tada jį apipurškėm ir tada apdėjom labai gražiai papuošimais. Šita puokštė labai ekspromtu gavosi, mes net neplanavom ją daryti, kažkaip per vieną pamoką atėjo mokytoja ir paklausė, ar nori daryti. Mes taip be abejo ir ne viena darė, mes visos darėm kažką, viena suko lapus, kita klijavo, kita šakų ieškojo. Ar dar dalyvausi tokiuose konkursuose ir norėsi laimėti? Gal. Darysim gražesnės puokštės. Pasistengsi dar gražesnės, bet kitais metais jau bus neskėtis? Ne, neskėtis. Gal koks laivas. Sakykit pačių idėjų, iš kur jūs sėmėtės? Ekspromtu, iš galvos, niekur neieškojom. Manau, kad puokštės bent jau mūsų mokykloje tai buvo labai kalėdinės. Tiek labai baltos, tiek labai liaudiškos ir tokio liaudiško kolorito, sakyčiau, o interjerai, kiek teko matyti, tai labai žiemiški ir turbūt labai laukiame šitos žiemos iš tikrųjų. Žiemos ilgesys, tikrai. Kažkokį sniegą į puokštę įdėti ar perdėti kažkokią nuotaiką. Mūsų nuotaika atspindi mūsų puokštę sukurtą. Šiemet turbūt dominavo balta ir žemės spalvos, kas ko gero atrodytų neturėtų būti būdinga, nes baltos spalvos šiais metais gamtoje išties nedaug. Bet jie atsispindėjo kalėdinio interjero puošmenose ir kalėdinėse kompozicijose. Taip pat atsirado ir vis daugėja saulės, rėdos rato įvaizdžių. Atsispindi šiemetinėme kalėdinėme puošime turbūt laiko bėgsmas, trapumas, formų įvairovė. Kaip tik šitas sritis ateina ir į sporto sales, į teatrus, kai mes mokomės puošti sceną, langus mokyklų, langus kitų interjerų. Ir manau, kad šitas ugdymas iš tikrųjų ir net visuomeniai pristatymas turi labai didelę įtaką. Kartelė be abejonės kyla, nes daugėja ir konkurencijos. Daugėja darbų, daugėja konkurencijos, bet džiaugiamės, kad konkursas kasmet atranda vis naujų spalvų, įsijungia vis kitos įstaigos, o svarbiausiai visi užsikrečia didžiųjų švenčių laukimu, jas įsileidžia ne tik į savo namus, bet ir į savo širdis. Tikimasi, kad šie jau tradicija tapę kalėdiniai renginiai įvyks ir šiais metais, bei pritrauks dar daugiau talentingų dalyvių, kuriančių kalėdinę pasaką ne tik sau, bet ir kitiems. Aktyvūs pedagogai visur aktyvūs, tvirtina Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, kasmet pagerbiantis aktyviausią lektorių. Už praėjusių metų veiklą metų švietėjų nominacija teko informacinių technologijų mokytojai Erikai Kubilieniai, sugebančiai prisijaukinti kompiuterius, interaktyves lentas ir kitas naujoves. Mokyklas yra pasiekę kietosios lentos ir minkštosios lentos. Kietos jau pasiekė gal prieš 5 metus, keliavo į mūsų mokyklą. Tiesą sakant, dabar elektronikos amžiuje be kompiuterinių technologijų valdymo įgūdžių išsiversti sunku. Tad aktyvūs informacinių technologijų mokytojai mokyklose tikras lobis, o tokie lektoriai visur laukiami. Mokytojai jauna, perspektyvi, turinti specialybinių ambicijų. Labai gražu, kad jinai domisi visom naujausiom technologijom. Ponia Kubilienė yra parengusi net 4 kvalifikacijos tobulinimo programas pagal Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintas prioritetinės kryptis, vedė 10 seminarų, vykdė 9 konsultacijas, yra mūsų centro kvalifikacijos tobulinimo programų vertintoje. Tai yra kokią spalvą pakeliam, tokią spalvą galim rašyti. Šiuo atveju, jeigu pakeliam žalią, mūsų pirštas rašys žalią spalvą. Taip, padėsim, pakelsim mėlyną, bus mėlyna. Taip pat dar turim trintuką. Jeigu patogiau su juo trint, galime trint su juo, galim pasimti kitą ranką ir pabandyti tiesiog su ranka, kas mokytojams dažniausiai patinka patogiau trinti su ranka. Dirbant mokykloje, informacinių technologijų mokytoja visada daugelis kreipiasi pagalbos, kaip padėti jam su kompiuteriais dirbti, kaip integruoti informacinės technologijas į jų pamokas.
taip padėdavom vieniem, kitiem. Na ir paskui, kai pradėjo į mokyklas keliauti tos interaktyvios lentos, atsirado dar daugiau problemų. Na ir mokyklos direktorius mūsų pasiūlė mums parašyti programą ir apmokyti mūsų mokyklos mokytojus dirbti su interaktyvia lenta. Toliau mokėm jau dalykininkus, matematikus, specialiųjų poreikių mokinius, mokančius mokytojus. Na ir taip įsiplėtė mūsų veikla. Elektronikos, ekonomikos ir socialinių mokslų ragavusi Erika Kubilienė informacinių technologijų mokytoja darbuojasi jau 16 metų. Tik iš pradžių Kauno Aukuro, o dabar Pilėnų vidurinėje. Paklausta, ar lektorės įgūdžiai padeda mokykloje, atsako. Padeda. Sakyčiau, mes bendraujam su daug kolektyvų, su daug mokyklų, Kauno apskrities ir visur nuvažiavę mes pabendraujam su mokytojais kaip su kolegom. Atvirkščiai, pedagoginis darbas padeda jai lektorės darbą atlikti. Na, visų pirma, jinai, kadangi veda užsiėmimus mokytojams ir dirbdama pedagoginį darbą, jinai žino poreikius, žino, ko vaikai nori, kokios yra techninės galimybės ir paprasčiausiai mokytojai yra lengviau atskleisti visus niuansus. Pagrindinis darbas vis dėlto yra mokykla, mokiniai. Na, ten yra papildomas darbas, kuris, sakykime, teikia tokios patirties, kuri po to man padeda dirbti čia. Tai yra, aš galiu laisviau jaustis. Na, o mokiniai visą laiką atviri naujovėms, taip kad mes pirmiausiai viską pabandom pas save, o po to jau šitą patirtį nešam į kitas mokyklas. Jau 7 metus mokytoja metodininkė bendradarbiaudama su Kauno pedagogų kvalifikacijos centru rengė kvalifikacijos programas, vedė paskaitas, seminarus, konsultacijas, dalyvavo konferencijose, forumuose, rengė mokinius konkursams. Visą laiką kvalifikacijos centras yra prieki kitų, jie turi numatyti, kas bus nauja ir ko reikės mokytojams keliant kvalifikaciją. Taip kad daug idėjų pareina iš jų, tai yra, o mes po to jau bandom jas įgyvendinti. Tai yra visą laiką skatina, kad mes judėtume į priekį, tada ir jie turės darbo, ir mes turėsim. Laiko ir energijos pedagogė, lektorė, 5-okės mama negailėjo, darbų neskaičiavo, tad ir garbingo metų švietėjo titulo visai nesitikėjo. Buvo labai netikėta. Tiesiog kaip per renginį labai buvo sunku suprasti jai, kad jinai išrinkta. Ir tiesiog sakė, negali būti, kad aš tiek daug padariau, kai buvo susumuoti visi darbai metų. Vieni ateina, nori daug sužinoti, kiti ateina pikti su pretenzijom, kad jam kažkas nesigauna. Na, reikia kažkaip su visais rasti bendrą kalbą. Na, bet mes visą laiką ir iš jų pasimokom. Žmogus gavęs metų švietėjo titulą stengiasi, kad visa jo veikla ir visais metais būtų aktyvi, tiesiog dalyvauja konkursuose įvairiuose projektuose, tiesiog ateina su savo iniciatyvom, idėjom ir tiesiog labai gera su tokiais žmonėmis dirbti. Po paskaitų kaip ir jėgų nelabai lieka, bet tiesiog lieka idėjų, kurios skatina toliau vėl dirbti ir kažkur ieškoti. Iš tiesų, mokyklose technikos naujovės naudingos tiek, kiek jas sugeba įsisavinti pedagogai. Būtent jie. Nes mokiniams dėl to paprastai problemų nekyla. Nepasiduokite. Dėkui, kad žiūrite ir iki pasimatymo kitą sekmadienį.